Kalbant galbūt apie maišymus, avoksą, nes būna pavasarį, jeigu pavasaris vėjuotas, vėsu, ten šalnos, tas anas, ūkininkai nori pasidaryti, pienų purškimų kuo daugiau. Tai koks tavo požiūris, kaip tu galvoji maišyti, tarkim, avoksą su partneriu ir tada dėti augimo reguliatorių, nedėti, mikroelementinės trąšas dėti, nedėti? Mums įprasta turbūt ir išbandyti, ir pati rekomendavusias ūkininkams ne kartą, tai maišyti tą pačią avoksą, parenkant partnerį Cleaver Elegantą ir pridėti tą patį modų startą, kuris tam pirmam ir reguliavimui ir panaudojimui labai tinkamas, ir kartu, tarkim, jeigu reikia dar cikocelių. Bet į tokius mišinius, gink dieve, vengti azotinių trąšų, nes ir pati avoksa šiek tiek, kad ir vieną ją naudotume, dėl piroksilamo tikrai bus šiek tiek toks kviečių ir pristabdymas, ir prašviesėjimas apie 2 savaitės, tad išvengti galima dar didesnio streso, tikrai jokių trąšų nerekomenduočiau. Jeigu labai norisi tų trąšų, tai jau tada dėti ant antrą purškimą, kada yra reguliatorius ir pirmas fungicidas. Turiu omeny antras trumpinimas, kuomet yra, iki to 32. Taip. Dabar galvoju, kaip tu minėjai, dėl to fitotoksiškumo ar pašviesėjimo, jis labai priklauso kažkaip ir nuo metų, ar ne, kokios sąlygos oro susidaro, nes vienais metais tu jo kaip ir beveik nepastebėsi, o kitais jis toks ryškesnis. Taip, realiai mums bandymuose yra lengviau pastebėti, kadangi mes turim skirtingų produktų, ten būna tik tai, tarkim, akselis panaudotas, mes jau matome tą šiek tiek skirtumą. Ūkininkų laukuose, tas jaučiasi toks prašviesėjimas, taip stipriai akiai nesimato. Be abejo, jeigu turime nepalankęs sąlygas, labai ten gal sausrą kokią nors arba šalnas naktimis, tai tikrai tas stresas galbūt šiek tiek ilgesnis bus, bet ilgesnis dėl to, kad patiems augalams yra nepalankios augti sąlygos. Jiems reikia ilgesnio laiko, kad jie galėtų tą, kaip sakant, chemiją suvirškinti. Kai ateina tos teigiamos temperatūros, šiltesnis oras, naktį šiltesnis, tuomet greičiau jie ten ir, kaip mes sakom, pasitais. Taip.